Taip. Kuo skiriasi? Aplinka skiriasi. Skiriasi aplinka, kur jie užaugo, skiriasi universitetas pats, skiriasi iš ko jie mokosi, skiriasi kur jie ieško informacijos, kaip jie ieško informacijos, skiriasi kalbų mokėjimas. Ar tobulėja? Ne, gal sakyčiau, kad daugmaž yra svyruoja prie kažkokį tai, apie kažkokį vidurkį. Sunkumas didžiausias yra tam tikras procentas studentų, kurie čia ateina tik diplomo. Ir reikia su jais kažką padaryti, bet džiaugsmas yra tas, kad nebereikia pačiam rašyti pažymių, tiesiog reikia sukurti klausimus ir sistema parašo kiek parašo. Sąžiningai? Nelabai. Nes žmogus gauna, ką yra vertas. Ir dabar kartais, na, aišku, su gydytojais tai labai retai tenka susidurti arba išvis netenka. Ir tokių dramatiškų pavyzdžių negaliu pasakyti, bet kartais nueini į vaistinę ir susimi už galvos. Nu kas jį praleido farmakologijoje? O, pasakysiu linksmą nuotykį. Ateina moteriškė į vaistinę, pats mačiau, prašo analgino. Nu čia metimazolio senas pavadinimas. Sako, analginas gal jums negerai, kodėl negerai, sako, skydliaukei kenkia. Klientė klausia, o kas ta skydliaukė, kur ji yra? Ai, čia sako vaistininkė daug aiškinti, ką jį veikia. Nu gerai, o kur ji yra? Sako, va čia va. Tai jau taip. Nu paprastai. Baigęs, įteikė diplomus, buvo šventė, nuėjau į tualetą, sutinku profesorių Basevičių, tuometinį katedros vedėją, sako, kai baigsi, aš palauksiu tavęs. Nu palaukė, tada sako, gal nori ateiti pas mus į katedrą? Nu sakau, gerai, gal ir norėčiau, bet man duokit pagalvot, kokią dieną. Pagalvojau, nereikėjo dienos, paskambinau jam vakare, sakau, nu gerai, ateinu. Ne. Buvo toks dalykas, tik tai teismo medicina, nu ten buvo ypatingai prastas dėstymas, ypatingai nesąžiningi egzaminai ir ten per egzaminą nusirašinėdavo visi, kadangi aš nusirašinėti, nu, ne man, bet kadangi vis tiek viskas galima, tai tiesiog nuo knygos. Tai buvo tiesiog legalus nusirašinėjimas egzamino metu nuo knygos, aš kito tokio egzamino nežinau. Ir tai yra vienintelis kartas per visą laiką. Nenusirašinėdamas aš taip ir neišmokau pastebėti, kaip jisai vyksta, bet dirbo pas mus viena darbuotoja, kuri gerai mokėjo pastebėti, nes turbūt pati nusirašinėjo. Bet jinai buvo mažiau už mane drąsi, tai mes kartais egzaminą eidavom kartu, tai jinai mokėdavo pagauti, nu, man užtekdavo drąsos išmesti, kai jį pagavo. Pasidalinavom darbus. Taip. Tu ką? Vienas va šalia kabinete sėdi. O kurie nesėdi kabinete? Nu, su tais mažiau. Nesprendžiau tokio klausimo pastaruoju metu, bet kai baiginėjau universitetą, man kilo toks klausimas, jeigu sergant diabeto šalinama gliukozė su šlapimu, tai kodėl nieks neišranda vaistų, kurie trukdytų tai gliukozei sugrįžti į organizmą, gi toks paprastas dalykas. Ir kai paskui prieš kokį 10-20 metų tokie vaistai atsirado, galvoju, va ko reikėjo užsiimti. Aš? Labai geras.
Per pirmus 3 kursus negavau nei vieno pažymio žemesnio negu 5. Bet tada buvo 5 balų sistema, dabar kitaip būtų 5. 4 kurse pasidariau nebe toks geras, bet vis tiek žemiau 4 nenusileidau. Technologijomis, įranga, temperatūra žiemos metu. Dabar tas, prie ko jūs pripratę ir jum atimk, jūs pakelsit triukšmą, anksčiau nieks net pretenzijų nereiškia, kad to nėra, net minčių nebuvo. Neįkėlė paskaitų į fest klasą. Nu blogai, kad neįkėlė, tvarkoj. Bet išvis skaidrių paskaitų nebuvo. Tai iš esmės pasikeitė, sakyčiau, technologijos ir tiesiog pats pastatas. Kaip atrodė čia, ką norit sužinoti, ne? Nuvažiuokit į kokią Rusiją ir pamatysit, kaip čia atrodė. Farmakologija patiko labiausiai, teismo medicina nepatiko labiausiai. Ir chirurgija nepatiko. Ir ginekologija nepatiko. Dar gal kažkas? Ką negana? Nepabėgti iš Lietuvos. Negalvokit, kad čia yra blogiau negu kitur ir čia tikrai gerėja ir jūs galite skųstis, kad čia galbūt atlyginimą gausit ne tokį, kaip Vokietijoje gaunat, kai baigsite, bet jeigu jūs palyginsite su tuo, kas buvo, tai čia iš vis nėra ką lyginti. Prie šito palinkėjimo aš jums papasakosiu apie vieną kelionę. Apie pirmą kelionę į Vokietiją, tai buvo 91 metais, važiavom į varžybas. Aišku, su autobusu, nakvynių negalėjom nusipirkti tuo metu. Ir buvau sužavėtas, kai puodelis kavos kainavo 5 markes, tuo metu išvertus mūsų pinigus į tą, tai pusė stipendijos. O dabar jūs už kiek kavos galite nusipirkti už stipendiją? O mes 2 puodelius galėjom nusipirkti. Neblogai čia. Dabar jinai jau pradėjo rašinėti ir filmuoti. Gal norite kažkam likimus perduoti? Nu tai 4 kursui, kuris švenčia mediumą, kamgi dar? Čia galėtumėte perduoti. Tai va.